Sveiki. Antra konferencijos diena, visi pavargę, norit saulutę, alučių, tai čia reikia ilgai negaišinti. Aš anglišką turiu prezentaciją, nes dar Rygoje tą patį reikės kalbėti ir čia greit prabėgsim. Šiandien apie žemėlapius, kodėl mes jas naudojam, kokios kilo problemos gal naudojant žemėlapius. Tai dabar iš kur iškilo tie žemėlapiai, tai čia trumpai ten apie mano patirtį. Aš 20 metų dirbu su NT, teko dirbti biški fondo vadovo užsienį, važiuoti ten kažkur tai į Gdanską, į Atėnus arba į kokią Lisaboną pirkti kažkokių tai pastatų kažkokiem turtingiem žmonėm ir ten atvažiuoji, tau visada duodavo žemėlapį miesto, tiesiog yra miesto normalus žemėlapis popierinis, sėdi į jų mašiną ir važiuoji, tada atrodo, va čia 16 namas, va čia šalia senamiesčio, čia yra uostas, čia dar kažkas, tu iš karto orientuojasi. Tada, kai pargrįžau Lietuvą 16 metais, pradėjau ir ilgėjimo veiklą, tai irgi tada sugalvojau, kad reikia pasidaryti žemėlapį Vilniaus tokį, nes šiandien čia mūsų komanda, niekam neįdomu, čia mūsų klientai niekam neįdomu. Nu, tai tai mes dabar turim pasidarę, tarkim, savo žemėlapį, ten tokį visą ploštą, mes dirbam tik su komerciniu nekilnojamu turtu. Tai ir čia yra mūsų kaip vizitinė kortelė, mes beveik neturim vizitkę, ateina klientas ir duodi, kas jums įdomu, vat Kauno ir Real Estate ten komercinio turto ar ten prekybos centrų, ar sandėlių Klaipėdos, ar Vilniaus ofisų žemėlapį ir paskui sudėjom dar visus ten į tokį Lietuvos atlasą nekilnojamo turto. Tai jam labai pasiteisina. Tai šitą darydamas jau tada aš susipažinau su Hašnito komanda, tai čia buvo 16-17 metais, jau kažką gudresnio gal padarom, gal online kažkokį daiktą tenais, kad galėtų ten visi būti prieinami, bet tas sunkiai gan pasidaro, nes ir kainuoja pinigus, ir kita didelė labai yra problema, kad nekilnojamo turto sferoje žiauriai žmonės gaili pinigų kažkokiai analizai. Čia yra nuoširdus mūsų patyrimas, nuoširdus pasakymas, analizai ir kiek yra bandę mano kolegos daryti ne tarpininkavimo įmonės, ne kažkokias konsultavimo, o NT duomenų analizės ir pardavimo, nu tai žinokit sunkiai sekasi. Aš esu dirbęs bankė dar per praeitą krizę, 9 metais, tai bandydavom pirkti duomenys kažkokius ten iš tokių kolegų, kad juos palaikyti, bet vien tik iš duomenų tai sunkiai uždirbsi. Nu tai va, tai žodžiu, mes pasidarom savo kažkokį žemėlapiuką, čia Vilniaus yra ofisų žemėlapis, kažkokius gali matyti jau vien tik vizualiai tankumus, kur ten tie ofisai ir šiaip važiuojant galiu žiūrėti. Tai čia viena dalis, ne? Dabar kodėl daugiau aš sakau, kodėl mes einam Y-Maps pavadinau šito, kodėl žemėlapiai. Visai kita tema, tai čia turbūt vėlgi neįdomu, bet jis sako, Vilniui čia tiek daug statusi ir čia dar jau viskas, bet sakom, trūksta ofisų. Dabar jų biškai daugėja, tai paimam, padarau tokį paprastą labai Europos žemėlapį. Pirmas skaičiukas duoda 1,1 Europos šitą Baltijos regione, duoda kiek yra kvadratinių metrų ofiso vienam regiono gyventojų. Tai Vilniuje, jeigu mes skaičiuojam maždaug kaip 1 milijoną gyventojų ten su visokiais elektrėnais ir iširvintum, kiek yra Vilniaus darbo bazė, tai Vilniuje šią dieną turim koks 1,2 milijono kvadratinių metrų normalaus ofiso ploto. Tai čia visi labai daug, taip toliau, bet tada žiūrim vakarų Europą yra beveik 4 kvadratai žmogui. Ten Skandinavija išpratėjus beveik 5 kvadratai žmogui, jie ten turi problemų, kai kurios ofisus dabar jau bando keisti į atgal į gyvenamosius pastatus. Tai čia vėlgi, ant žemėlapio visai kitaip atrodo, ne? Bet kad tą žemėlapį pasidaryti, tai čia vėl įsidėjom, mes čia įsidedam, visi susirenkam savo skaičiukus tenais, kiekvieną miestą, ten kiekvieną gyventojų skaičius ten lygini vienodai, kad būtų ten miestų yra gyventojų skaičius, pavyzdžiui, city population, ten paskui duoda kažkoks ten metro, tai Vilniaus metro gyventojų skaičių duoda čia, Wikipedia, nežinau, šaltinis, čia 854 tūkstančių, ne? Čia kiek mes turim ten ofisų, taip toliau. Nu, žodžiu, viską reikia skaičiuoti, bet visų svarbiausia, kokius tos duomenys įsidėsi. Dabar toliau. Einam jau prie darbo su Argisu ir su konkrečiai šiandien noriu parodyti vieną konkretų keisą, kaip mums padėjo uždirbti pinigų šitas dalykas. Kaip ir sakiau, įmonės žiauriai, čia irgi mažai įmonių yra, ne? Čia yra daugiau mažiau valstybinis sektorius, nes įmonės nelabai nori mokėti pinigų net už konferencijas ir jie važiuoja ir dirba darbus. Tai žodžiu, atsirado įmonė, sako, mums reikia padėti plėtrą pasidaryti. Dabar nesakysiu nei tipo, nei ko, bet įsivaizduokime, ar tai prekybos centras, ar tai gyvūnėlių prekės, ar tai medicinos klinikos, ar tai sporto klubai,
Arba mašinų prekeiviai netgi turėjom, dabar, tarkim, paskutinis mūsų reikalas, Teslos atstovybė Lietuvoje reikėjo atidaryti, jiem parinkinėjom vietą. Geriau uždaryti. Nu, bet atidarėm tiesiog ten, kur buvo vietos, nes jie irgi, sakėm, reikia ten Ukmergės gatvės, 100 mašinų parkavimo, 400 kW elektros galios, 2000 kvadratų naujo pastato ir kad būtų šiandien už 10 eurų už kvadratą, nu, tai rinkitės, ką iškrausit, Audi, Sosteną ten, kurios, tai nėra tiesiog tų. Tai žodžiu, tai ką mes darom dabar su konkrečiu klientu? Sakom, ko jums reikia? Sako, padėkit mums išsirinkti, mes norim tam tikros veiklos Vilniuje atsidaryti dar 4 vietas, kur jos turi būti. Nu gerai, nu, tai pasidarom, kur jūs visų pirma esate ir kas yra jūsų klientai, kaip pas jūs tie klientai atvažiuoja. O mes nežinom, sako. Nu, įsivaizduokit dabar, paimkime veiklą medicinos kliniką, ne? Nu, kur jūs važiuojat gydytis. Nu, tai kas valstybiškai, bet kas važiuoja kažkur. Tai ar yra prie namų jūsų, kad patogiai būtų, ar prie darbo, kad patogiai, ar pakeliui iš darbo važiuojant į namų sustoji, ar ten priklauso, kur vaiko darželis ar mokykla ir ten sustoji, arba į Maksim, arba į kažkur, nu, kur važiuoja. Tai čia yra žiauriai svarbu įmonėm pačiom turėti ir suprasti tą savo klientą. Tai jie šito neturi, mums to negali duoti, nu, tai ką mes tada galim padaryti irgi. Nu, bet mes susirinkam kažkokius tai duomenys, ne? Čia pavyzdys, ten, čia yra pavadinimai, bet kliento ten 7 vietos, klubo ten kažkoks tai biudžetinis, GPS adresą būtinai, kažkokia nuoroda, ne? Susidėdi duomenys ir tada tos duomenys susiveda mes, palauk, čia pabandykim paspausti, yra, palauk, kaip man čia perjungti dabar, va čia padaryta, va. Tai čia yra pačiu paprastuoju nemokamų būdu, mes, tarkim, pasidarom kažkokią ten tankumo analizę arba galim labai paprastuoju būdu identifikuoti, kad va, čia yra jūsų taškas, čia yra gyventojų tankumas, jis yra gan tankus, ne? Va čia duoda ten gardelę 200 kilas ant kilo ir su šituo ir galim pasakyti, kad va, jūs, va, pavyzdžiui, va, čia kažkur tai Vilniaus centro esat visiškai nepadengę. Nu, tas mažai kas sako. Nu, bet čia yra toksai vienas labai paprastas, primityvus, elementarus pavyzdys, kurį mes galim pasidaryti patys, nes tiesa argi sunaudotis yra žiauriai sunku. Nu, bent jau mums tai yra pilno etato darbas, o kai tu esi nekilnojamo turto brokeris, kur turi rūpintis ir klientų suradimu ir kažko, tai mums argis tas pats Hašnito žmonės žiauriai padeda, mes jiems pamokam kažkiek pinigų ir jiem padaro va tokius daiktus. O čia jau yra gražus dalykas. Tai noriu parodyti, ką mes čia pasidarėm ir nežinau, kiek jums šitas dalykas padės. Ką mes užsidedam? Užsidedam esamą vietą, kur mes dabar esam Vilniuje įsikūrę. Bet čia mūsų dabar yra turimos verslo lokacijos, ne? Užsidedam filtrą, kad mes 10 minučių pėsčiom, jie apibrėžia daugiau mažiau, yra ten niuansų visada, kad va tokį lauką gali pasiekti per 10 minučių pėsčiom, ne? Per 10 minučių pėsčiom šitoj vietoje gyvena va ten tam tikras kiekis žmonių. Tada mes jų klausim, jeigu jūs arba čia per 15 minučių pėsčiom, arba ten per 5 minutės auto, bet 5 minutės auto jau labai tas žemėlapis gaunasi toks tankus. Nu, tada mes nusimatėm, kad trūksta mums ten kažkur šeškinį daikto, šeškiniai bus ateity, dar nėra, trūksta mums vieno daikto naujamiestį, irgi identifikavo, kad nėra. Ir dar vieno daikto, kad užtektų pagal ten klientų srautus, kad šalia Konstitucijos Žalgirio rajone galėtų būti 2 tam tikros veiklos. Mes tada fiziškai tepu su kolegom važiuojam ieškoti patalpų tam rajone. Pavyzdžiui, reikia naujamiestį, ten 1500 kvadratų. Nėra tiesiog gyvai ten. Tu važiuoji, tiesiog viską analizuoji, visiems skambini, taip toliau per pusę metų. Surandi 1, 2, 3 vietas, vėlgi dėdė į žemėlapį, vėlgi bandai palyginti įdėjus, apibrėžus tos pačius gyventojų tankumus, kad, nu, va šitam rate ten bus 42 000 gyventojų pas jūs. Jie ten kertasi kažkiek ten su kitais gyventojais. Nu, gerai, bandom. Tai noriu ką pasakyti, šitas dalykas nepadaro už sprendimų, jis gali palengvinti padaryti sprendimą arba valdybai pateikti vizualiai kažkaip tai duomenys panašiau. Ir dar ką galim bandyti padaryti, bet irgi įmonės nelabai nori daryti. Sakom, nu, duokite savo dabartinės lokacijas su jų srautu, jūsų žinomų turimų. Ir mes jums išskaičiuosime elementariai, kad šitoje lokacijoje prie, kiek čia yra tų gyventojų, 39 000 šitam. Ir tarkim, jų vartojamumas, ten, tarkim, registruotų kažkokių klientų gali būti 3000, šitoje lokacijoje, jeigu irgi ten prie 42 000, gal jie turi 4000, tai jeigu čia identifikuojam vidury lokaciją,
ir ten yra 50 000, tai tikėtina, kad irgi veiks. Nu, yra toks pagalbinis palengvinimas nuomotis daiktą. Ką čia dar man parodyti? Gal klausimų geriau. Tiesa, šitą patį dalyką pasidarėme mes irgi Baltijos šalyse, bet Estijoje, Latvijoje dar nieko nenuveikėm. Latvijoje labai skiriasi duomenys pasiekiamumo nuo Lietuvos duomenų, yra skirtingi duomenų rinkiniai. Kaune šitą nuveikėm, Kaunas irgi panašiai toks pat yra. Nu ir kokios yra išvados? Už šitą daiktą mes susimokėjom Hašnitui keletą tūkstančių eurų už visą šitą pagalbą, duomenys rinkom patys. Klientui žiauriai patiko, iš jo neėmėm nei cento. Kitiem klientam šitų dalykų irgi, klientas, čia dar galiu parodyti daugiau biškį. Iš klientų neėmėm nei cento, bet to pasiekoje mes suradom jiems 2 naujus objektus, iš kurių gerai per porą metų uždirbom keliasdešimt tūkstančių eurų. Tai tas yra malonu. Bandom tęsti šitą. Ačiū. Tai va, tai šitą tikrai padeda mums Hašnitą gyveninti ir aš manau, kad bendrai šitos sistemos turi žiauriai šviesią ateitį. Dėl ko mes dabar joms skiriam laiko, iš NT konsultantų, iš kolegų mūsų aš nelabai žinau, kad kažkas skirtų šitam laiko, ten dirba daugiau mažiau primityviais būdais. Mes savo ruoštų, galiu pasakyti, dabar renkam visus Lietuvos prekybinius objektus, norim pasidaryti savo Lietuvos prekybinių zonų žemėlapį, ten visus miestus didesnius negu 10 000 dabar gyventojų, man atrodo, renkam. Susidėti visoje Lietuvoje, kur yra senukai, kur yra Pepko, kur yra KFC, McDonald'ai, degalinės, iki Maksimos vaistinės, kas kur, ir tokiai susidėti savo tankumą ir tada, kad mes galėtume identifikuoti. O Raseiniuose, matom, nėra 2 Juksų Maksimos, yra ten kokia Norfa, bet prie to struktų Pepko ir vaistinės ir gal mes matom netgi šalia sklypą, kur tas galėtų būti. Tada galime eiti pasinvestuoti tepų ir parodyti jiems žemėlapių, kad žiūrėk, akivaizdžiai mato, šitoje vietoje trūksta, statyti galima, pirk, statyk, daryk, mes nunešim išnuomosim. Žiūrėsim, kas gausis. Tai va, bet dabar turim klientą irgi, kuris sutinka jau po biškį, kai visą šitą mes jiems parodom, sako, na gerai, aš ten kelius tūkstančius eurų už jūsų savikainą padengsiu, tai jūs pradėkite daryti ir atneškite man kažkokį tai rezultatą, pažiūrėsim, kas iš to gausis. Iš kitos pusės dar yra, kad tas nekilnojamo turto yra pasakymas location, bet tas irgi nebūtinai veikia. Nežinau, kiek čia yra Vilniečių, bet žinot, ten koks nors yra, aš ten sakau visada Vilniui, Invino vyninė, 20 metų turbūt ten dabar sėkmingai veikia, dabar nebuvo kelis metus. Bet prieš ją ten kas metus keisdavosi, kas ten veikia, nes vis neveikia, nes prasta vieta. Ateina hebra su geru konceptu ir veikia. Arba ten kažkokia ten buvo populiari hipsterių vieta, kiaulė rūkė ten, kur kažkur tai prie stoties, tarp narkomanų, bet ateina irgi su geru konceptu ir veikia. Pas tai žmonės atvažiuoja. Ir tuo tarpu yra Gedo prospektas, kur tu atrodo būni miesto centre, bet pastoja ten kažkas neveikia arba Vokiečių gatvėje. Tai nėra taip, kad automatiškai gerą lokaciją atėjus, to viskas labai gerai veiks. Tai toksai dalykas. Tai žemėlapius, mano žinutė yra tokia. Su žemėlapis dirbti yra būtina, į žemėlapius reikia laiko ir pinigų investuoti. Ir ateityje, aš manau, technologijom gerėjant, turime būti to vietoj, kur mokėtumėm su jais dirbti. Dar ypatingai, kai AI kažkokį pajungs, automatiškai ten pradės rinkinėti, bet jau turim būti šito vietoj. Tai mes šito keliu bandom eiti. Tai ačiū tarp kitko Hašnito kolegom už žiauriai gerai organizuotą konferenciją. Nežinau kaip jums, bet man labai patiko bent jau organizavimas. Iš visų. Lokaciją, orą gerą parinko, viską užsakė, tai jau galite džiaugtis. Tai ačiū tiek, taupysiu laiką jūsų.